dažniausiai anksčiau bent jau aš sulaukdavau klausimo, kaip aš susirandu savo daiktus, jeigu pametu. Tai šiaip žmonės labai dažnai užduoda visokių įdomių klausimų, kur man atrodo, kaip galima to nesuprasti, bet aš pradėjau mokytis, kad galima įvairių dalykų nesuprasti. Aš būna, kad nesuprantu, kaip galima, pavyzdžiui, kodėl, tarkim, žmonėms yra taip svarbu tai, kaip kažkas atrodo. Koks skirtumas? Tai, ta prasme, tai šitą dalyką aš mokausi suprasti, kad tai yra svarbu. Ir todėl stengiuosi ir kitus žmonės suprasti, kurie nesupranta, kad, pavyzdžiui, neregiai gali susirasti savo daiktus. Tai neregiai jos susiranda ieškodami. Tai, pavyzdžiui, štai telefonas, akiniai ir aš juos radau. Bet, pavyzdžiui, aš daug mažinojau, kur tie akiniai yra, dėl to aš juos labai greitai radau. Bet pasitaiko dėja situacijų, kai mes negalim arba nenorim ieškoti, ypač kai esame svetimoje vietoje. Jeigu mus kas nors, pavyzdžiui, mato, tai yra nelabai jauku gali būti ieškoti dalykų. Ir įsivaizduokim, kad aš šitos sakinius dabar pamečiau kažkur. Jie nukrito. Ir man juos reikia susirasti, bet aš nenoriu savo rankomis liesti pilnos žemės, purvinos žemės. Tai ką aš darau? Aš atsidarau programėlę Seeing AI, kuri yra iš tiesų, ją sukūrė Microsoftas ir ji yra iš tiesų viena populiariausių programėlių naudojamų neregių, nes jį turi labai daug naudingų funkcijų, pradedant teksto paskaitimu ant įvairių pakuočių. Tai šitą aš galiu labai greitai parodyti. Aš čia turiu daug visokių stiklainiukų, pasimkim šitą. Ir... Taip, konservuoti, pjaustyti pomidorai. Čia yra. Tai va taip aš sužinau visus šitos stiklainiukus, kurie čia yra, aš galėčiau pasakyti, kur yra ir man nereikia atidarinėti, uostyti ir galvoti, kaip čia buvo. Tai va, tai aš dar vis pamečiau akinius ir man netrukus to reiks eiti ir aš nežinau, ką man dabar daryti, man reikia juos surasti, bet aš iš žemės liesti rankomis nenoriu. Tai mes turim Seeing AI funkciją, Vault Preview, ir mes to susirasim. Scene, Preview, Person, Currency, World, Preview. Štai, World Preview ir ieškosim akinių. Ir šita funkcija yra kaip koks submenu išskaidyta dar į kažkiek funkcijų. Channel, World Preview, Adjust, Channel, World Preview, Channel, World Preview, Actions, button. Pasimkim Actions. Cancel, button. Actions, heading, Spatial Summary, Place Beacon, button. Indoor Navigation, button. Find My Things, button. Pasimkim Find My Things. Close, button. Find My Things, head, add, button. Quick Help, button. Back, glasses, button. Pasižymėkime čia White Game, glasses, button. Glasses. Actions, glasses, alert, find, button. Imam Find. Close, button. Looking for glasses, looking for glasses. Juos jau programėlė pamatė. Man tai čia šiaip primena... Ahead to the left, 7 feet away. Primena kaip kokį metalo ieškikį. Ahead, 6 feet away, ahead, 5 feet away. Ahead, 4 feet away. Ahead, 6 feet away. Ahead, 4 feet away. Ahead, 3 feet away. Ahead, 2 feet away. Alert, success. Štai. Ir aš visiškai radau akinius pagal šitą garsą ir man nereikėjo paliesti purvinų grindų savo nuostabiamis švariomis rankomis. Tai va, vienas iš būdų yra taip surasti daiktą, kurį pametėm. Your object should now be directly in front. Success. 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 Your object. Keep search. Done. Button. Daiktą, kurį pametėm ir išlaikyti daugiau mažiau švarias rankas. Ir tiesiog, tai kaip minėjau, namie, tai galbūt ir nėra labai gera mintis ieškoti su kamera daiktų, bet svetimoje vietoje, jeigu nukristų mano daiktas kažkur ant šaligatvių ir nebūtų aplinkui žmonių, tai aš tikrai nenorėčiau liesti visų paviršių, kad surasčiau tą daiktą. Tai šiandien tiek ir tikiuosi, kad jums patinks mano video ir tikiuosi, kad jūs prenumeruosite mano kanalą, sužinosite daug naujų dalykų ir kai sutiksit neregį, jūs suprasite, kad tai yra žmogus toks pat kaip jūs ir kartu ir ne toks pat kaip jūs ir tiesiog jūs nebeskirsite žmonių niekada pagal jų sveikatos būklę, negalvosit, kad jam reikia kažkokios specialios pagalbos arba jam reikia kažkaip specialiai su juo bendrauti, tai tikrai ne. Tai aš norėčiau per technologijas, per tai, ką mes galime nuveikti su technologijomis ir parodyti, kad
Iš esmės mes visi turim kažkokių skirtingų poreikių ir vienokiu ar kitokiu būdu mes visi galim tos savo poreikius patenkinti. Controls selected. Screen recording button.